negaištume laiko, mes pradedam prisistatymą ir gal ne visi pažįstat, sakot vardą ir sakot savo centro pavadinimą. Gerai, pirmas numeris. Esu Greta, mūsų centro pavadinimas Šalys. Taip. Eugenijus Svajonių laivas. Eugenijus Svajonių laivas. Aštuntas. Margarita Svajonių laivas. Va, susimaišiau. Margarita Svajonių laivas. Ir? Arūnas. Arūnas. Labirintai. Reikės vieniems ieškoti atsakymų. Atsimenat, kad jeigu randate, keliate ranką, mes prieiname ir mums turite parodyti tikslų atsakymą. Taip arba konkretų žodžiai, skaičiai, paveiksliukas, dar kažkas. Neįsivaizduojate, kas gali būti atsakymai. Kiek milijonų suaugusių ES šalyse užsiema savanorišką veiklą? Kokios yra populiariausios pasaulio vietos, kur 2010 metais vyko tarptautiniai savanoriai? Klausimą, taip, kas yra jum nuoroda čia, taip, ne tomo pavadinimas ir gerai skaitot klausimą ir žiūrit, koks žodis yra pabrauktas. Taisyklės yra tokios pat. Man svarbu, kad jūs teisingai orientuotumėtės ir atsimenat, kad ieškom informacijos pirmame lape, paveiksliuke ar žemėlapiuke. Praktiškai pirmame lape yra visa informacija. 1, 2, 3, prasideda. Palaikymo komanda atsitraukia. Tai Laura.
regisi ieškojo atsakymų. Tai mūsų buvo toks pirmas žingsnis į žinių šalį, kad kuo daugiau sužinotume ir kuo greičiau gautume informaciją. Labai prašytume, kad jūs toliau perduotumėt savo klasėms, draugams. O dabar ačiū už dalyvavimą.